šaunam ir tada kiekvieną parą savo, žodžiu. Iš esmės neblogai. Aš nekraujuočiau, aš nekariaučiau, jei ne tos gyros, jei net aukščiai kraujo neliečiau, jei nemylėčiau, jeigu tėvų ir vaikų. Tiesiog yra didžiulis trukdis, kad neturi vėl dokumentai, kas turi, kas neturi, kas teisės nešiojasi, kas pensininko pažymėjimai. Jei nešventi, ąžuolai samanoti, už ką jis sakykit, turėčiau kovoti, ar nelietuviškai paukščiai čia suokia, ar dar surastumai. Dauguma, didžioji dalis, didesnė dalis ir norinčių pasirašyti. Kiti tiesiog sako, kad jie nori parduoti žemę. Bet vis tiek didesnė tendencija, kad Pjūti ir sėja, argi bus kritę, jei nemylėja, argi kovočiau, jei nebūtų kritę, už vaiką ir vėją, už medų. Dabar vakarinis naktinis parašų rinkimas, kaip jisai pasitvirtina? Jisai pasitvirtina. Pirmas dalykas, žmonės eina ne taip skuba, jie neskuba kažkur į darbus ar kažkur, jie eina labiau atsipalaidavę ir lengviau užkalbinti. Nes dienos metu jie tiesiog nesisuka. Jie šauna savo kryptimi ir viskas, juos sunku sustabdyti per rinkimus. O vakare jie kažkaip eina neskubėdami ir juos lengviau prikalbinti. Dažniau būna ir geresnės nuotaikos. Aš nekraujuočiau, aš nekariaučiau, jei ne tos gyros, kur Lietuva lega, jei ne paminklai didžių kunigaikščių, jeigu ne duona prakrypusios vagos, jei ne mėnulis už vilką liūdnesnis, jei ne girgždėjimas šunės mirties, jei ne nuo lopšio lydėjusios. Kausimės iki galo, rinkim, iki paskutinės akimirkos turim surinkti. Ar nelietuviškai